Liūtai, jums jaunatis įvyksta jūsų trečiajame būste, svarstyklių ženkle, paskutinėme laipsnėje, bet prieš tai jūs susidursite su Lilit išbandymais, kuris sudaro trigubą jungtį su Marsu ir su Merkurijum. Merkurijus tai, ką mes mąstame, ką mes galvojame, kaip mes bendraujame, Marsas, kaip mes veikiame, mūsų motivacija, o Lilit tai yra fiktyvus taškas, kuris iškelia į paviršių mūsų visas fiktyves baimės ir iškraipo viską. Kadangi visa šita trijulė susijungs su jūsų ketvirtajame būste, iš tikrųjų būkit labai atsargus bendraudami su savo šeima, netvarkykite jokių su nekilnojamu turtu susijusių dokumentų tomis dienomis ir labai atsargiai sakykite kažkokius žodžius savo šeimos nariams, nes paskui gali stipriai tekti pasigailėti. Jaunatis trečiame būste spalio 21 dieną atveria labai daug galimybių, tai yra artimos aplinkos būstas, kur nereikia ieškoti labai toli, bet tai yra vis dėlto informacinė ašis, 3-9 būstas, abu bus aktualūs. Ir čia atsiranda kažkokios svarbios temos su dokumentais labai svarbiais, dėl to ir pasakau, kad dokumentų būstui tuo metu pasistengkite netvarkyti pirkimo pardavimo sandorių, jokių būdų. Tomis dienomis jūs galite nusipirkti katę maiše, iš tikrųjų, jeigu pirksite namą ar butą, labai atsargiai. Pasirūpinkite ir namų saugumu, iš tikrųjų, tuo metu pasižiūrėkite, galbūt jau laikas įsitaisyti kažkokių kamerų, tik tais neusikrėskite paranoją, tiesiog leiskite tuo metu praeiti Lilit poveikiui ir stenkitės kontroliuoti, kokia informacija pas jūs pakliūna ir visa informacija, kuri pas jūs atkeliaus, jūs ją tikrinkit daug kartų. Jaunatis trečiam būste labai geras laikas tiem, kurie dirba prekyboje, aptarnavimo srityje, sulauksite, gali jaunatis atnešti daug daugiau pirkėjų, klientų, atsiras naujų kažkokių, jūs pasiūlysite naujų paslaugų, galbūt jeigu jūs turite jūs pardavinėjate, sakykime, informaciją, jūs pasiūlysite naujus seminarus, naujus kursus, naujus projektus, taip pat galite išvis susimastyti apie naują veiklą, kurią dar iki šiol neužsiiminėjote ir tai galite labai intensyviai aptarinėti, planuokite per jaunatį, ką norite išmokti dar, ar jau jūs visko mokate ir galite pradėti mokinti. Liūtai, jūs esat charizma, dėl to jūs esat labai puikūs motivatoriai. Dabar kažko naujo išmoksite, pasižiūrėkite, ko naujo, kas padėtų jums keistis, transformuoti, augtis, kaip jūs galėtume pakelti savo meistriškumą, kvalifikaciją. Ir iš tikrųjų tai yra diplomatiškas, labai harmonizuojantis ženklas, vis dėlto galbūt paprasčiausiai kažkokių tokių elementarių bendravimo, kaip tinkamai bendrauti, sakykime, užsiimant tą veiklą, bendravimo kursai yra irgi tokie kaučiai, jūs galit patys būti įkvėpėjais, jums tik reikia galbūt dar truputėlį pakelti kvalifikaciją ir išvaikyti savo Lilit nepasitikėjimą, nes dabar šitas laikas sako, atėjo laikas jums kalbėti garsiai. Jūsų žodžiai dabar turės labai didelę reikšmę. Per jaunatį būtinai vizualizuokite savo ateinančio pusmečio planus ir žiūrėkite, kaip perteikite savo idėjas. Gali atsirasti naujos galimybės, kai kur atsivers naujos galimybės, kai kur užsidarys durys, tos, kur užsidarė, vadinasi, jos turėjo užsidaryti, viskas labai gerai, judat į priekį, nebejojat savimi. Geriausiai seksis labai visi pokalbiai ir dėrybos, rasite kompromisus visur. Jeigu reikia aptarti kažkokius svarbius klausimus su jūsų broliais ir seserimis, ar kaimynais, artima aplinka, dabar labai tinkamas laikas taip taktiškai, diplomatiškai pasikalbėti su kaimynu apie tai, kiek jo tvora užima vietos jūsų žemėje. Taip pat labai palankus metas visų rūšių mokymuisi. Tiek jeigu jūs mokinsitės, tiek jeigu jūs mokinsite jau ir pamažu mažais žingsneliais per pusmetį jūs galite iš mažų seminarų sukurti labai didelį
kursą, kažkokią programą. Dėl to pirmyn, visai savim neabejojate, svarstyklės 3 būste, labai diplomatiška, graži kalba ir pas jūs dabar atsiranda labai daug galimybių. Artima aplinka dabar bus tarsi jūsų veidrodis. Stebėkite, kaip su jumis kalba ir bendrauja kiti žmonės. Išgirskite, ką jie jums sako, gal jie jūs skatina kažkuo užsiimti. Tai irgi labai svarbu. Pasižiūrėkite, ar neapkraunate savo laiko nereikalingą informaciją. Ar galbūt reikėtų to laiko skirti daugiau kažkokiai veiklai užsiimti. Ir tai yra toksai pokyčiai, nauja energija jūsų kasdieninėje veikloje. Ir greičiausiai, kad jinai jums ir patiks, ir tiks, nes 3, 9 būstas labai įdomi ašis. Tai yra viskas, kas susijęs su bet kokia forma informacijos. Jeigu norite atidaryti YouTube kanalą, dabar pats laikas pradėti planuoti per jaunatį, kaip tai padarysite. Iki balandžio 2 dienos turėsite jau visai solidžią auditoriją. Jeigu dabar tik viską tam tikrai tinkamai pasiruošite, dalyvaukite paskaitose, konferencijose, patys visą tai renkite, organizuokite, kalbėkite tai, kas būtina, įkvėpkite kitus žmonės, jie pas jūs ateis išgirsti, užsikrėsti jūsų charizmą. Spalio 24 dieną Saulė su Plutonu sudaro labai įtemptą kvadratą ir čia gali atsirasti labai daug konfliktų, įtampos, tokį galite jausti stipresnį susierzinimą ir gali būti, kad atsiras kažkokių neplanuotų reikalų jūsų dienoje. Dėl to tą dieną iš tikrųjų vis tiek venkite pasižymėti kalendoriuje kaip pasiūlymą susilaikyti nuo svarbių sprendimų. Plutono ir Saulės kvadratas gali būti nelabai tokios malonios, gana sudėtingos situacijos. Praeikite pro tai kiek įmanoma lengviau, pasižiūrėkite, ką visata jums sako ir viskas bus labai gerai. Dėkui, kad žiūrite, dėkui, kad pasirašot. Žiūrėkite, kas bus ir vandeniams, nes ašis veikia abi pusės. Dėkui, iki. Vandeniai, jums jaunatis vyksta jūsų 9 būste, bet prieš tai dar šiek tiek sujauks jūsų visus planus ir reikalus. Merkurijaus, Marso ir Lilit jungtis jūsų 10 būste. Būkite labai atsargus tą dieną, neįsivelkite į konfliktą su savo viršininkais, nes 10 būstas tai yra visi tie, kurie yra virš mūsų, tai yra įstatymų leidėjai visi, tai yra visos biurokratinės įstaigos, tai yra tėvai ir mūsų viršininkai. Taip kad tą dieną, tomis dienomis, iš tikrųjų 3 netgi dienomis, netgi visą savaitę, sakyčiau, nuo jaunaties tos energijos jau bus labai aktyvios, visą savaitėlę pasistengkite neįsivelti į problemą su valstybiniais namais, taip vadinamais. Ir spalio 21 dieną vykstanti jaunatis jūsų 9 būste, iš tikrųjų nauja energija į jūsų pasaulėžiūrą. Galite nuspręsti plėsti savo įsitikinimus. Peržiūrėsite savo dogmas, ko kategoriškai nekeičia savo gyvenime, kur nuolatos tikite tik tais pačiais dalykais. Galbūt laikas atėjo kažką peržiūrėti, kažką pakeisti, kažko atsisakyti, įnešti naujos energijos. Ir vandeniai, čia labai gali būti aktualus klausimas, ar jūs esate pakankamai lankstus keistis, nes jūs esate vis dėlto fiksuotas ženklas ir jūs pokyčių, net tai atrodo ir nepastovi energija vandenio, bet vandenis pastovus savo nepastovumu. Dėl to iš tikrųjų pasižiūrėkite, kur galite geriausiai save realizuoti. Galite nuspręsti įsigyti naujus kursus, kažko pasimokinti, pakelti savo kvalifikaciją. 9 būstas kvalifikacija. 9 būstas taip pat yra juridiniai visi dokumentai. Galite tvarkyti kažkokius svarbius dokumentus, kurie labai, ta prasme, tai iš tikrųjų labai svarbus momentas ir jie jums yra aktualūs.
Galite gauti įdomius pasiūlymus, dalyvauti įdomioje kelionėje, įdomiame projekte, verta įsiklausyti į visus pasiūlymus, kurie jums ateina. Trečia, 9 ašis yra iš tikrųjų informacinė ašis. Dėl to ta visa informacija šiuo metu, kuri pas jūs ateis, o ateis kažkokios naujos informacijos, sakykime, jūs domėjotės vienais dalykais, dabar jūs nuspręsite praplėsti savo akiratį ir pradėsite domėtis visiškai naujais, kažkokia nauja informacija, kuri ateityje jums atneš labai labai daug naudos jūsų pasiekimuose iš tikrųjų, nes sekantis už 9 būstą jau 10 vadinasi, čia yra kvalifikacijos ir meistriškumo kėlimas. 3 būstas yra meistriškumo kėlimas, 9 būstas yra žiniomis užaugimas ir išvis tai yra užsienis, tai yra žmonės kitų religijų, kitų kultūrų, galite pradėti bendrauti su kažkuo labai svarbiu ir įdomiu. Gali būti, kad filosofija gyvenimo šiek tiek keistis, peržiūrėsite, kuo jūs tikite, kuo remiasi jūsų įsitikinimai ir vis dėlto čia yra labai diplomatiška svarstyklių energija ir atneš jos tokios labai įdomios, nes svarstyklės tai yra dar ir labai smalsus ženklas, vadinasi, jūs smalsausit ir domėsitės kažkuo, kas praturtins jūsų ir dvasingumą, ir pasaulėžiūrą, ir padės labai ateityje kažkokią informaciją priimant kažkokius svarbius sprendimus. Šiomis dienomis be abejo, jaunaties metu aš jums siūlau nuo labai stiprių sprendimų susilaikyti, ten Lilith bus labai aktyvi. Ką galite daryti? Galite planuoti, planuokite, gal kur nuvažiuosite, ką išmoksite, kokį diplomą gausite, kokį sertifikatą gausite per ateinantį pusmetį ir iš tikrųjų tai jeigu jūs ilgai norėjote kažko išmokti, bet jūs atidėliojate, tai dabar yra labai geras laikas tai pradėti daryti, arba jūs patys išmoksite kažkokios profesijos, arba kitus pradėsite mokinti ir galbūt jūs vis atidėliojate, tai dabar pats laikas prie viso to sugrįžti. Prisiminkite, sakiau, lankstumas dabar šiuo metu yra nauja savybė, kurią turėtumėte išmokti savyje ugdyti, labiau prisitaikyti prie situacijų, kurios vyksta jūsų gyvenime, nebūti tokiais kategoriškais, besipriešinančiais visą laiką. Ir kažkokia nauja patirtis jūs gali įkvėpti, jūs galite įgauti tokį antrą didelį kvėpavimą ir galbūt tai gali būti kažkokia tiesiog labai paprasta, bet labai įdomi kelionė, kur sutiksite labai įdomų žmogų ir kuris jums padės pamatyti pasaulį kitu kampu. Iš tikrųjų, 9 būstas tai yra ir tikėjimo būstas, nebūtinai religinio tikėjimo, žmonės dažnai painioja, tai yra vidinis tikėjimas gyvenimu, tikėjimas, kad viskas bus gerai, tai yra labai optimistiškas būstas ir jaunatis kviečia, jeigu praradot pasitikėjimą savimi, susigrąžinkite jį dabar savo, pats laikas, savo ateitimi. Tai puikus metas mokintis iš kitų, dalintis su kitais savo žiniomis ir jeigu turite ką pasakyti, tai sakykite dabar, kalbėkite viešai ir įkvėpkite savo mintimis kitus. Reiktų vengti, ko labiausiai reiktų dabar vengti ir būti atsargiems, tai užstrigti kažkokiam mąstyme ir galvoti, kad jūs viską žinote geriau ir niekas čia jums nepaaiškins vandenių, pastovi giesmė, neaiškinkit man, arba taip, bet tai čia va su tuo padirbėkite, išmokite girdėti, ką jums sako aplinka, o dar jeigu jums kartoja nuolatos ir kartoja tuos pačius dalykus, tai iš tikrųjų dabar pats laikas visą tai išgirsti. Atsisakykite dogmų, tokių konservatyvių įsitikinimų, tai prasiplėtimo, pažinimo ir vidinės laisvės metas. Būkit optimistais, viskas bus labai labai gerai. Spalio 24 dieną Plutonas formuoja tą įtemptą kvadratą su Saule jūsų 1 ir 10 būstuose ir čia galite
Žinot, kaip gali būti, kad, žinoma, šita diena netinkama svarbiems sprendimams arba svarbiems susitikimams, bet galite suvokti, kad kai kas vyksta jūsų gyvenime, jums tiesiog nepriimtina. Ir būtent visas tas jaunaties laikas ir tas pasaulėžiūros keitimas pasitarnaus jums truputėlį galbūt, nes būtent 24 dieną reikėtų būti šiek tiek lankstesniems, nepulti kategoriškai priiminėti svarbių sprendimų. Žiūrėkite, kur jūsų intuicija priešinasi kam. Jūs žinote, kam jinai priešinasi, vadinasi, ten reikia atkreipti dėmesį. Aš jums tai ir linkiu padaryti, linkiu sėkmės. Labai nuostabi ašis, informacinė, labai įdomi, labai įkvepianti, vadinasi, kažkas labai įdomaus į jūsų gyvenimą ateina. Plėskit savo akiratį. Aš jums dėkoju, kad žiūrit, dėkoju, kad pasirašot ir iki kito karto.